Brazilijos televizijos filmavimo komanda užfiksavo, kaip judriame Rio de Žaneiro greitkelyje automobilis įsirėžė į arklį. Incidentas įvyko anksti ryte, kai ugniagesiai mėgino patraukti gyvūnus nuo kelio. Prieš pat susidūrimą ugniagesys bandė perspėti vairuotoją, tačiau šis nepastebėjo šviesos signalo ir nestabdydamas rėžėsi tiesiai į arklį. 24 metų vairuotojas Tiago Mansano nebuvo prisisegęs saugos diržu. Įsirėžęs į arklį jis nesuvaldė automobilio, tačiau patyrė tik lengvas traumas. Gyvūnas po avarijos nugaišo. Taksi vairuotojas sustojęs, kad įspėtų kitus, pasakojo, kad Brazilijos greitkelius kertantys arkliai nėra retas reiškinys. Tai nuolat vyksta greitkelyje. Aš jūs įspėjau pačioje pradžioje, kad taip gali nutikti. Prieš 2 savaitės anksti ryte žuvo taksi vairuotojas, kurio automobilis įsirėžė į arklį ir užsidegė. Tokios avarijos Brazilijoje pasitaiko gana dažnai, ypatingai kaimo vietovėse.